Mes esame Antilgės piliakalny, Utenos rajone, Daugėlių seniūnijoje. Tai yra vienas iš 74 Utenos rajono piliakalnių. Antilgės piliakalnis iki pereitų metų, iki 2016 metų buvo beveik netyrinėtas, nors kadangi piliakalnio aikštelė buvo ariama, tai iš jo buvo patekę pavienių radinių. 17 metais tyrimai Antilgės piliakalny yra tęsiami. Šiemet jau kasama žymiai didesnė perkasa, pailga perkasa, kuri prasideda aikštelės pakrašty, arčiau šlaito. Ir ji kerta dalį šlaito ir leidžiasi į terasėlę, kuri supa piliakalnį iš visų pusių. Pagrindinis tikslas tai geriau pažinti, iš tokio ilgo pjūvio geriau pažinti piliakalnio stratigrafiją, nustatyti, kur išlikę kokio laikotarpio sluoksniai ir taip pat patikrinti, ar pakrašty buvo kažkokia gynybinio įtvirtinimo sistema, kažkokia stulpaviečių galbūt juosta, taip pat patikrinti, ar žemutinėje terasėlėje stovėjo pailgas supantis aikštelė gyvenamas pastatas, toks pastatas, kurie yra būdingi kaip tik vėlyvojo etapo briauninės formos brūkšnios keramikos kultūrai, kurie supa visą aikštelę, jungiasi tos kameros, atskiras patalpėlės viena su kita, kartu pastatas buvo ir gynybinio įtvirtinimo sistema, tai yra pagrindiniai tokie tikslai. Nu va, tik ką atvažiavom, visai nieko tokia vieta, turim ką čia aikštę, galėsim kašiuką palošti. Jo, palauk. Nebus tempo, ką kris po tai. Va, kas čia dar? Gamtinės sąlygos nebuvo labai palankios studentams ir vieną dieną buvo rimtas išbandymas, kai ryte pabudę pamatėme, kad vėl grįžo žiema, kad viskas balta, medžiai apsnigti, visur sniegas dar guli. Ir kasinėjimų metu dar užeidavo tokios bangos, pusiau šlapdribos, pusiau sniego. Va, taip kad šalta buvo, vėjota, sąlygos nebuvo lengvos, bet tikrai studentai, manau, kad labai visumoje gerai dirbo ir noriai, ir svarbiausia, kad jie gerai išmoko atpažinti radinius. Jie neprametinėjo tų radinių, o sijojant pastebi kiekvieną smulkmeną. Ir tai yra labai džiugu. Ir mano manimu tikrai ta praktika jiems bus dar naudinga ir bendrai būsimai jau profesionaliai veiklai archeologijos srity, nes jie be to, kad išmoko kasti, išmoko atskirti radinius, jie mokosi naudotis su moderniais matavimo prietaisais. Na, visą tai būtina dabartinėse kasinėjimuose. Ir labai gražu, kad visas kultūrinis sluoksnis sijojamas ištisai nuo pirmo kastuvo, kas yra labai retai mūsų kasinėjimuose. Ir mes matome, kad radinių skaičius, ypač smulkių radinių, labai įdomių fragmentų, skaičius iš karto gerokai padidėja. Na, pirmiausiai, studentai buvo instruktuojami apie visas vidaus taisyklės ir instruktuojami apie elgesio taisyklės, pradedant nuo elgesio pačioj perkasoj ir baigiant elgesiu buityje ir po darbo, nes yra ir netoliese toks pavojaus šaltinis, sakyčiau, ir ežeras. Viskas vyksta kaip ir sėkmingai ir manau, kad tikrai aš įsitikinęs, kad visi grįž sveiki,
sustiprėję, padidinę savo žinių bagažą ir prisimins tą praktiką kaip po gražų, o tokios jaunystės laikotarpį nuostabiam piliakalnį, labai gražaus Silio ežero krantą. Gyvenam mes senoj buvusiai mokykloje, kuri dabar jau kaip mokykla neegzistuoja, kaip bendruomenės centras, ir nors jinai ir švari, ir tvarkinga, bet aišku, tai nėra idealios sąlygos, na, taip pat mūsų tualetas archaiško tipo, primenantis 20 amžiaus pradžios tualetas, kur yra 2 skyriai, 2 skylės ir viskas. Ir dar pastatas kaip Pizos bokštas pakrypęs į šoną po savo senumo. Ir žemas, nes jis buvo pritaikytas matyti mokiniams. Pagrindė aš visą laiką sakau, atsitrenkiu ten į lubas, įėjęs į tą tualetą. Bet jis nepavojingas, įkristi jį nėra šansų, nes jis beveik užpildytas.